Bushido ir KOK turnyras Vilniuje. Kovo 16 dieną Avia Solutions Group arenoje. Sergej Maslobojev, Raimondas Krilavičius, Ignas Barysas, Sergej Greičicho, Nauris Lukošiūnas, Edvinas Šalkovskis ir daugelis kitų vieno vakaro metu. Sveiki kovinių menų gerbėjai, čia kovinio sporto laida Bushido ringas. Sveikinuosi su Raimondu Krilavičium. Labas, Raimondai. Labas. Klausyk, vis tiek mes turime padaryti tokį dežavų iš pat pradžių ir sugrįžti į paskutinę tavo kovą, ar ne? Kas ten buvo? Kaip ten viskas vyko? Ne viskas vyko pagal planą, tai yra faktas. Aš jaučiuosi, kad šiek tiek nuvertinau Mineiro kaip oponentą, kažkaip buvau per daug užtikrytas visa kovos eiga ir tiesiog nežinau, ar karma, ar taip likimas norėjau sudėlioti, bet nutiko kaip nutiko. Prasileidau smūgį, kuris kovos eigą pakreipė į Mineiro pusę. Rodrigo Lietuvoje kovodavo pagal KOK taisyklės, ar ne, kickbokso taisyklės. Ir galbūt tas toksai ir buvo, ar ne, kad, koks jis yra MMA kovotojas. Tai MMA dar stipresnis, ar ne, ten yra stipresni smūgiai, mažesnės pirštinės, ar ne. Iš tikrųjų, gal pirmam raunde aš taip jaučiausi, kad viską kontroliuoju ir gal kaip profesionalų tampama, kaip visko po truputį patiri. Tai aš galbūt pritrūko to profesionalumo ir kažkuriuo momentu per daug atsipalaidavau, nes ir pats paskui ištrauką žiūrėjau, jau aš įėjau į antrą raundą ir rankas nuleidęs ir, tokio labai mini pasitikėjimas savimi, taip, mini smulkmenas padariau, kurios iš tikrųjų privertė dabar ilgą laiką apie tai susimastyti, bet nėra to blogo, kas neišėtų gera. Bet čia galbūt ir susideda daug sudedamųjų dalių, ar ne? Tu vis tiek paanalizuoji, kaip įvyksta pirmasis raundas. Okei, viskas taip daugmaž vyksta pagal planą, viskas gerai. Aišku, atsakomybė prieš publiką. Norisi parodyti gerą kovą, norisi truputėlį pasižaisti kovoje, ar ne? Taip. Tas nebūti to standartinių, ar ne, kovotojų rankos prie galvos ir ten viską. Kaip su šituo susitvarkyti? Nes vis tiek, kada yra daug sudedamųjų dalių, tu išeini į ringą, tu nori ir tą padaryti, ir ten gerai atrodyti, ir taip, ir gal sunku labai visus tas dalis suvaldyti ir sudėti vieną brandulį. Tai viskas ateina per patirtį, tai vienareikšmiškai tiesiog reikia eiti į ringą, daryti savo darbą. Nereikia nei žaisti nieko, reikia daryti savo darbą strategiškai, žingsnius po žingsnio ir kas pas mane buvo, truputį atsipalaidavau ir gavau skaudžią pamoką. Praeina kažkiek laiko, kovotojai pabūna su savimi, nueina į sporto salę, tada nusifilmuoja video, sako, aš galvoju, kad aš tikrai galiu metu tau iššūkį, šito laukti nereikėjo. Sako turnyro metu, jau sako, Raimondas nori į ringą vėl lipti ir iš karto iššūkis. Aš girdėjau, kad Rūbinė, ne, tu jau sakai, viskas leiskis, mane čia biškį reikia dar pasakyti. Mane Sergejus dar su treneriu veda, aš jau norėjau grįžti į tą ringą, iš jo ir nelabai norėjau išeiti, kaip matė visi. Taip. Tai man kažkokių minčių, ar aš galiu, ar negaliu, net nebuvo. Aš tiesiog norėjau sugrįžti ir dar kartą pabandyti sutvarkyti visą tą situaciją ir nulemti ją į savo pusę. Koks Rodrigo yra Mineiro kaip kovotas? Tu sakei, truputėlį neįvertinau, jisai toksai, mes pradžioj su tavimi buvome kalbėję, kad jisai toks nenuspėjamas kovotas. Tu nežinai, iš kur smūgis gali pareiti, ar jisai šoks, ar iš apsisukimo, ar kapoeira kokį judesį, ar ne, jisai toksai, nėra patogus. Taip, bet Rodrigo, iš tikrųjų, kai kickboksininkas, kaip daugiau kovų prasivedęs kickbokso, labai mane nustebino fizinė jėga. Jis tikrai jos turi, nes dažniausiai kickboksininkai, jie būna tas raumuo, jis, sakykime, tiek ištvermės neturi. Rodrigo tikrai buvo fiziškai stiprus, tai mane tai nustebino ir parterį jisai jau kaip įsikibdavo, tai ir bandydavo išlaikyti tą poziciją. Tai šito punkto iš tikrųjų kaip ir nenumačiau, kad jis pas jį bus tokia fizinė jėga. Ir antras dalykas, jis gal per patirtį, bet manau, kad labiau gal atsipalaidavęs buvo kažkuriais momentais, o aš kaip ir tu minėjai, bandžiau gal įrodyti kažką ir panašiai. Ir visas tas perdegimas įvyko ir gavosi tas toks bam. Čia su daugeliu kalbi, kad visgi kovojant savo namuose, savo mieste, prieš savo publiką, dar tipsas toks, dar didesnė atsakomybė. Dar labiau nori geriau pasirodyti ir tas toksai... Taip, tu kaip kovoji prie savus, tu tiesiog nori, kad
viskas būtų taip, kaip sudėliota viskas į lentynėlės. Gal nėra tas perdegimas nieko, bet tu vis tiek nori parodyti visiems, koks tu esi geras, vis tiek, kaip tu kovoji užsienį, tiek žmonių nestebi tavęs, tai tu save tokį kaip atpirkti tą savo darbo našumą, kurį darai, salėje nori parodyti visiems geriausioj formui, geriausiam vaizde ir kartais mes perdegam šitoj vietoje. Su kuo dar norėtum sukovoti? Koks tavo tikslas? Šita kova, neprognozuojam dabar nieko, tiesiog, bet toliau, koks tavo siekis? Tai žinoma, mano tikslas tai kovoti su aukščiausiu esančiu žmogum reitinge, vienu kitu ir pagaliau dasikasti ligi Bushido diržo. Tai turbūt vienareikšmiškai visų sportininkų yra tikslas aukščiausias laiptelis, taip ir mano. Vienas iš tavo hobių, ką pastebėjau šią vasarą, tai buvo vandens sportas, ar ne, ant vandenlentės. Ir stebėdamas tavo video, jau paskutinius žiūriu, tu ten jau gali varžybose faktiškai dalyvauti. Gal ne profesionalų ten tu, bet mėgėjų, bet tu per labai trumpą laiką įsisavinai tas žinias, ar ne? Iš tikrųjų, su veikinimu man atsitiko taip, mano draugai plaukė keletą metų ir nuvažiavom į Palangą 3:13 ir žodžiu jie iš manęs juokėsi, nes aš neatsistojau ant tos lentos, krisdavau. Ir aš supykau. Tai gavau abonementą Splash parke ir visą mėnesį ryte vakare plaukiau. Plaukiai, ar ne? Ir paskui už to per mėnesį jau aš iš jų pradėjau juoktis. Tai va, tai čia toksai savo norėjau įrodyti, draugam norėjau įrodyti, kad tikrai galiu geriau už juos. Ir va taip toksai gavosi, kad iš tikrųjų labai patiko šitas sportas ir aš manau, kad tai dabar lieka mano hobiu. Ar tas susispyrimas, ar ne visas, kažką įrodyti, tai sportinės disciplinos pasiekmė? Aš manau taip, viskas atsitinka per tavo darbą. Jeigu tu įdėsi tiek, kiek reikia laiko, pastangų, kad tau rezultatas automatiškai gausis vienoks ar kitoks. Nebus taip, kad tu stengiasi ir vis tiek nieko. Visada kažkoks progresas būna, jeigu įdedi darbo. Na kągi, Raimondai, ačiū labai, kad apsilankėjai mūsų laidoje. Iš tikrųjų, dar galėtume tikrai pasikalbėti ne vieną valandą. Su tavim lengva labai. Bet kuriuo atveju labai bus įdomu matyti tavo kovą. Ir tai jau dabar kalba, kad vienu laukiamiausių revanšinių kovų. Aš jos irgi labai laukiu. Taip. Tai labai noriu to palinkėti kuo didžiausios sėkmės, pasiruošti. Labai noriu pamatyti tave ringę kitokį. Jau suintrigavai vien to pasakymu, ar ne? Taip. Ir, na kągi, visus žiūrovus noriu pakviesti kovo 16 dieną į Avia Solutions Group areną. Didysis Bushido ir Kyokai turnyras. Ten išvysime tikrai visą kovotojų elitą. Raimundo Skrilavičiaus ir Rodrigo Mineiro revanšinė kova. Raimundas Savlasevičius, Edvinas Šalkovskis, taip pat Sergejus Maslobojevas, Ignas Barysas, Sergej Greičicho ir daugelis kitų. Paskubėkite įsigyti išankstinius bilietus Bilietai LT platformoje. Taip pat visą informaciją galite rasti mūsų socialiniuose tinkluose ir interneto svetainėse kyokaifights.com ir bushido.lt. Mes sugrįšime po reklamos. Bushido ir Kyokai turnyras Vilniuje. Kovo 16 dieną Avia Solutions Group arenoje. Sergej Maslobojev, Raimundas Skrilavičius, Ignas Barysas, Sergej Greičicho, Nauris Lukošiūnas, Edvinas Šalkovskis ir daugelis kitų. Vieno vakaro metu. Įspūdingos kovos, tikros emocijos, įtampa ir adrenalinas. Kovos menų televizijos kanale Prime Fight HD.